Šiauliuose suorganizuotas didžiausias socialdemokratinio jaunimo sąjungos sąskrydis, pritraukęs daugiau nei 1000 žmonių. Kartą metuose jaunimo sąjungos nariai iš visos Lietuvos renkasi palydėti vasaros bei susitikti su bendraminčiais. Organizatoriai sako, kad džiaugiasi galėję priimti tokį gausų būrį jaunuolių bei supažindinti juos su Šiaulių kraštu ir žadėjo ateityje dar daugiau panašių renginių. Visų pirma, aš džiaugiuosi, kad šis sąskrydis vyksta Šiauliuose, todėl kad tai tikrai yra didelė garbė priimti tokį būrį jaunų žmonių, parodyti jiems Šiaulių kraštą, pasirodyti patiems ir pažiūrėti į kitus žmonės. Tai išties yra nuostabu. Na, o manau, kad visam jaunimui Lietuvos čia tikrai patiks ir tai bus ne paskutinis kartas, kada jie atvažiuoja į mūsų kraštą ir ateityje susirinks čia dažniau. Susirinkę svečiai galėjo dalyvauti sporto rungtyse, žvejybos varžybose, šokių pamokose, stebėti populiariausių grupių koncertus bei pasirodymus. Šventės metu buvo įteikti humoristiniai metų apdovanojimai, o renginyje dalyvavęs jaunimas džiaugiasi savo sąjungos stiprybę bei draugystę, vienijančią visą organizaciją. Mūsų organizacija be abejo yra ne tik viena draugiškiausių, bet ir pati mieliausia jaunimo organizacija Lietuvoje. Tad naudodamosis progą kviečiu ir jūs visus ir aš galvoju, kad kitais metais, kai mes vėl darysim savo didžiausią sąskrydį Lietuvoje, tai darysim vėl Šiauliuose ir vėl visus kviečiu atvykti čia pas mus į svečius. Kuo mūsų daugiau, tuo mes stipresni. Jaunimo sąjunga gyvuoja jau daugelį metų. Atkurta 1989 metais, augo ir brendo, ugdydama veržlius ir pilietiškus žmonės. Šiuo metu sąjunga vienija per 4000 narių ir yra vienintelė tokia kairiosios politinės pakraipos jaunimo organizacija Lietuvoje.